Sveiki visi. Manau, kad kiekvienam programuotojui yra tekę susidurti su tokiu jausmu. Parašai kodą, jis atrodo veikia, viskas gerai, bet kažkur giliai viduje jauti, kad tai negeras kodas. Na, šiandien kaip tik ir pasigilinsime į šitą problemą. Ir štai šis klausimas, tiesą sakant, yra viso šio reikalo esmė. Ką daryti, kai jauti, kad kodas blogas, bet nežinai, kaip jį pataisyti? Ir atsakymas čia pasirodo slypi ne kažkokioje naujoje technologijoje, o pačiame mąstymo būde. Reikia keisti požiūrį. Bet pala, iškart susitarkime. Kai sakome should kodas, mes nekalbame apie kodą, kuris tiesiog neveikia. Oi ne, kalbame apie kodą, kuris veikia puikiai, bet jo niekas nesupranta. Nei kolega, nei būkime atviri. Pats programuotojas po kelių mėnesių. Ir va čia ir yra ta tikrai giluminė problema. Gerai, koks planas? Iš pradžių, aišku, pažiūrėsime, kur šaknys pati problema. Tada, koksgi sprendimas. Kad nebūtų sausa teorija, imsimės dviejų labai konkrečių pavyzdžių. Tada apibendrinsim viską į vieną filosofiją ir pabaigai kelios svarbiausios išvados. Pasiruošę? Judam. Tai va, problema. Iš esmės mes dažniausiai rašome komandas kompiuteriui. Tiesiog instrukcijas. O pamirštame, kad kodą skaitys ir kitas žmogus. Ir tam žmogui reikia ne instrukcijų, o istorijos. Ir tas skirtumas, žinote, yra fundamentalus. Viena yra duoti kompiuteriui receptą, žingsnis po žingsnį. Kaip kažką padaryti? Tai yra grynas mechanizmas. Bet visai kas kita yra parašyti kodą žmogui, kuris paaiškintų, kas čia išvis vyksta, kokia viso to prasmė. Būtent šis perėjimas nuo kaip prie kas ir yra mūsų tikslas. Gerai, užteks apie problemas. Koks sprendimas? Jis, tiesą sakant, stebėtinai paprastas, bet tuo pačiu ir labai galingas. Tiesiog reikia pradėti galvoti ne apie tai, kaip kodas supras kompiuteris, o apie tai, kaip jį supras žmogus. Įsivaizduokime tai kaip dovanos pakavimą. Pirma, sukuriame gražią dėžutę, pakuotę. Ant tos dėžutės užrašome, kas viduje. Tai yra verslo prasmė. Pavyzdžiui, suteikti nuolaidą pensininkui. Aiškiai ir paprastai. O jau pačioje dėžutės viduje paslepiame visą tą sudėtingą mechanizmą, visus ifus, kintamuosius ir skaičiavimus. Svarbiausia, kad išorė būtų aiški. Gerai, teorijos užteks. Pažiūrėkime, kaip visa tai veikia praktikoje. Štai pirmas pavyzdys – labai gyvenimiškas. Taigi, užduotis. Visiškai standartinė. Pensininkai, kuriems virš 65, ir studentai gauna nuolaidą visoms prekiams. Skamba paprastai, ar ne? Na, pažiūrėkim, kaip dažnai tai atrodo kode. Ir štai, pirmas bandymas. Kodas parašytas galvojant tik apie kompiuterių. Jis veikia? Taip, bet žiūrėkit, iš niekur atsiranda skaičius 65, kažkoks kintamasis B, jokio žodžio apie pensininkus, studentus nuolaidas, nėra istorijos, tiesiog mechanizmas. Ir dabar, skaitant tokį kodą, kyla sumišimas. Kas tas 65? O gal rytoj bus 6-7, o kas tas B? Nulis konteksto, absoliučiai jokios komunikacijos apie tikslą. Tai yra kodas mislė. O dabar pažiūrėkime, kaip galėtų būti. Štai, ištart matosi skirtumas. Kodas kalba verslo kalba. Yra funkcijos is beneficiary, is pensioner, is student. Dabar kodas skaitosi kaip sakinis. Nuolaida taikoma, jeigu asmuo yra naudos gavėjas. O kas yra naudos gavėjas? Arba pensininkas, arba studentas. Viskas. Prasmė pirmoje vietoje. Mechanizmas paslėptas. Gerai, čia buvo, sakykim, apšilimas. Dabar imkimės rimtesnio atvejo. Situacijos, kur nesuprantamas kodas gali pridaryti rimtų bėdų. Štai, žvilgtelėkite į šią F sąlygų virtinę. Prenumeratos statusai, galiojimo datos, vartotojų rolės. Viskas vienoje krūvoje. Pirmas darbas atėjus prie tokio kodo yra ne jį keisti, o valandas jį iššifruoti, bandant atkurti, kokiagi buvo pradinė verslo taisyklė. Ir čia slypi didžiausias pavojus. Kaip galima drąsiai kažką taisyti ar pridėti, jeigu net nesupranti, ką tas kodas daro. Tai tiesus kelias į klaidas ir naktinį kodo derinimą. O dabar vėl tas pats principas. Išskaidom viską į aiškias prasmingas dalis. Pagrindinė taisyklė. Ar vartotojas turi prieigą prie kurso? Taip, jeigu jis turi aktyvią prenumeratą arba yra kurso autorius. Viskas. Dvi aiškios verslo taisyklės. Visos techninės detalės paslėptos giliau.
Dabar kodas yra nebe minų laukas, o aiškus žemėlapis. Gerai, matėme pavyzdžius, bet kokia yra pagrindinė mintis, filosofija už viso šito? Man labai patinka ši analogija. Ingredientai ir patiekalas. Mechanizmas – tai yra ingredientai. Miltai, kiaušiniai, cukrus, techninės detalės. Bet juk niekas nesako, aš noriu miltų, kiaušinių ir cukrus. Žmonės nori pyrago. Tas pyragas ir yra prasme. Galutinis rezultatas – verslo tikslas. Ir kai programuotojas pradeda rašyti kodą galvodamas apie patiekalą, viskas pasikeičia. Kodas tampa nebe jo asmeninė misle, o bendru komandos planu. Ateina kolega, pamato pyragas ir iškart supranta, kas vyksta. Jam nebereikia spėlioti, kam čia tie miltai ir kodėl būtent tiek cukraus. Gerai, artėjam prie pabaigos. Taigi, ką svarbiausio reikėtų prisiminti iš viso šito pasakojimo? Man atrodo, yra dvi esminės idėjos. Pirma, labai svarbu suprasti, kad kodas yra skirtas ne tik kompiuteriui. Jis pirmiausia yra skirtas žmonėms, bendravimui su kolegomis. Ir antra, tikrojo programuotojo vertė ateina ne iš žinojimo, kaip veikia naujausias frameworkas. Ji ateina iš giluminio verslo, kuriam kuriamas sprendimas supratimo. Reikia suprasti problemą, kurią sprendžiam. Ir pabaigai, klausimas, kurį verta savo užduoti kiekvieną dieną. Ar mano kodas yra tiesiog sausus instrukcijų sąrašas kompiuteriui? Ar tai yra aiški, suprantama istorija, kurią be vargo perskaitys kolega po pusės metų, o gal net aš pats?